Šiandieną mes esame Kalninių Jagėlonių kaime. Parsiduota sodyba. Pradžioje įėjusi yra skladelis. Va. Čianais toksai visai ir nemažas skladelis, apkaltas lentutėmis. Toliau čia šone. Visai mažytis čia tik lentynas, sakyčiau. Čia galima aukštas yra užlipti į viršų. Pasižiūrėti nambartės, einame į virtuvę. Sienos apkaltos lentelėmis, bet jos aprūkę labai. Taigi mes čianais matome labai senobinį pečių. Yra duonkepė. Kas norite ekologiškai gyventi ir patys savo gamintis ant šitokio pečiaus, tai vat labai. Ir dar yra čia katiliukas, vandenį, kas pastoviai šildytus, ir dar čia vietos. Pečius tai tikrai didelis. Taip, toliau, ką mes čia turime? Šitas čia kaip ir ta virtuvėlė pereinama, ateinam į kitą kambarį. Kambarys toks nedidelis. Čia yra viena pečiaus sienelė. Ir čia jau yra didysis kambarys. Ir didžiajam kambarį yra dar viena krosnis. Tokia. Čia dar matau galima įeiti. Priemenė čia yra. Čia yra priemenė tokia. Yra daug pastatų. Pastatų tikrai yra daug. 3 hektarai 400 arų yra žemės. Yra garažas medinis, yra. Eisim gal pasižiūrėti. Kambariai visi pereinami čionais namo. Išeinam į lauką. Einu žemę visą vienam gabale. 3 hektarai 400. Yra 3 prūdai. Prūdai nėra labai dideli, bet jie 3 atskiri. Taip, yra. Čianais yra lauko virtuvė. Tokia. Po to yra tvartas. Čia visokių priestatų yra ne vienas. Šiaip namas stovi centre žemės. Čia pats namas šitas.